Laikykitės įsitvėrę, nes tai, ką to jau pamatysite, gali tiesiog priblokšti. Automobilis su 5000 arklių galių. Didžiausias greitis metantis iššūkį fizikos dėsniams. Devil 16 – hiperautomobilis žadantis pakeisti viską. Bet ar jis tikrai pateisins lūkesčius? Pažiūrėkime. Devil 16 pirmą kartą buvo pristatytas 2013 m. Dubajaus automobilių parodoje ir akimirksniu patraukė viso automobilio pasaulio dėmesį, drąsiais bei revoliuciniais pažadais. Šis hiperautomobilis žadėjo 5000 arklio galių V16 variklį, rekordus galinti sumušti maksimalų greitį ir vairavimo patirtį, labiau tinkama mokslinės fantastikos filmui nei serijiniai gamybai. Devil 16 širdis tai milžiniškas 12,3 litrų V16 variklis. Tai nepaprastas galios agregatas, gerokai pranokstantis bet kurį šiandien gaminamuose automobiliuose esantį variklį. Devil Motors kreipėsi į Steve Morris Engines su užduotimi sukurti variklį Devil 16 modeliui. Ir štai kokie buvo reikalavimai. Here is the criteria they gave me. We want it to be a V16 and we want it to make 5,000 horsepower. That was all the criteria I got. That was it. Did we make 5,000 horsepower? We made 5,007 horsepower, period. Su 5000 arklių galių jis priklauso visiškai kitai lygai. Tai galios lygis paprastai skirtas elitinėms lenktyninėms mašinoms, o ne kasdieniniam vairavimui. Dar labiau žavi tai, kad numatomas automobilio maksimalus greitis 560 km/h, kas galėtų sudaužyti visus esamus greičio rekordus ir iš naujo apibrėžti automobilių galimybių ribas. Nors šie teiginiai atrodė beveik per daug ambicingi, klausimas, ar toks automobilis iš tiesų gali būti sukurtas, vis dar išlieka. Norint suprasti, kaip Devil 16 siekia pasiekti šios neįtikėtinus rezultatus, reikia pažvelgti į jo techninės specifikacijas, dizainą ir iššūkius, kuriuos būtina įveikti, kad šie didžiuliai lūkesčiai virstų veikiančią realybę. Pasiekti 560 km/h greitį nemažas iššūkis, ir Devil 16 turi įveikti daugybę kliūčių, kad pasiektų tokias ekstremales greičio ribas. Nors pavarų sistemos žada stulbinančius 5000 arklio galių, tikroji problema slypi esminėje inžinerijoje, kuri turi užtikrinti automobilių stabilumą tokiu greičiu. Viena pagrindinių problemų – padangos. Esant beveik 560 km/h greičiui, jėgos veikiančios padangas tampa milžiniškos, o technologija reikalinga sukurti tokias apkrovas atlaikančias padangas vis dar tobulinama. Padangos turėtų išlaikyti vientisumą esant milžiniškai kaitrai ir trinties lygiui. Taip pat suteikti pakankamai sukibimo, kad automobilis tvirtai laikytųsi kelio dangoje. Tuomet yra aerodinamika. Esant tokiems greičiams, oro pasipriešinimas tampa milžinišku veiksniu. Automobilio kėbulas turėtų būti suprojektuotas itin tiksliai, kad būtų sumažinta oro trauka ir kartu maksimaliai padidinta prispaudžiamoji jėga, užtikrinanti stabilumą kelyje. Tobulos pusiausvyros tarp mažos traukos ir didelės prispaudžiamosios jėgos pasiekimas nėra lengva užduotis. Tam reikia medžiagų, dizaino ir inžinerinių sprendimų inovacijų, kurios peržengtų dabartinių technologijų ribas. Ir galiausiai negalima pamiršti stabdžių. Sustabdyti automobilį galinti pasiekti daugiau nei 560 km/h greitį, saugiai ir kontroliuojamai milžiniška užduotis. Įprastos stabdžių sistemos tam tiesiog netiktų. Stabdžiai turėtų būti neįtikėtinai galingi, patvarūs ir efektyvūs, gebantis išsklaidyti milžinišką tokiu greičiu susidariusią šilumą, nepatirdami gedimo. Sukurti stabdžių sistemą galinčią atlaikyti tokį krūvį yra vienas sudėtingiausių uždavinių aukštos klasės automobilių inžinerijoje. Ir Devil 16 reikėtų pačių pažangiausių sprendimų, kad būtų užtikrintas saugumas ir kontrolė. Nors pilnavertė Devil 16 V16 versija vis dar išlieka tolima svajonė, įmonė žengia į priekį išbandydama prototipą su V8 varikliu. Ši versija nors ir neprilygsta 5000 arklių galių V16 lygiui, vis tiek pasižymi įspūdingu našumu, peržengiančiu serijinės gamybos automobilių galimybių ribas. Turėdamas gerokai mažesnę galią, V8 prototipas tampa tarpinę pakopą, demonstruojančią Devil 16 platformos potencialą ir suteikiančią vertingų įžvalgų apie inžinerinius sprendimus, reikalingus pilnai V16 versijai.
Tai kodėl V16 modelis iki šiol išlieka taip sunkiai pasiekiamas? Šio automobilio kūrimo iššūkiai yra daugialypiai. Nuo milžiniškos galios valdymo iki saugumo ir stabilumo užtikrinimo važiuojant 560 km/h greičiu, inžineriniai reikalavimai gerokai viršija tradicinių hiperautomobilių standartus. Sukurti automobilį galintį valdyti tokią milžinišką galią, kartu užtikrinant reikalingą aerodinamiką, stabdžių sistemas ir padangų technologijas, yra rimtas techninis iššūkis, kurį Devil Motors vis dar aktyviai sprendžia. V8 prototipas gal ir suteikia užuominą, ką galima pasiekti, tačiau aišku, kad kelias iki V16 versijos bus ilgas ir sudėtingas. Devil Motors tenka rasti subtilę pusiausvyrą tarp automobilių inžinerijos ribų išplėtimo ir to, kad automobilis išliktų funkcionalus bei tinkamas naudoti kelyje. V16 vis dar išlieka ambicingų tikslu, kuriam reikalingi pažangus proveržiai, medžiagų, pavarų sistemos ir saugumo srityse. Žvelgiant į ateitį kyla klausimas, ar kada nors išvysime Devil 16 kelyje kaip greičiausią pasaulyje serijinį automobilį. Devil Motors yra išreiškusi planus pagaminti ribotą kiekį šio automobilio. Tačiau, nors V8 versija jau testuojama kelyje, masinis V16 gamybos įgyvendinimui vis dar kyla daug didelių kliūčių. Nors įmonė jau pasiekė tam tikrą pažangą, nėra aišku, ar pilna V16 versija kada nors taps realybė, ar liks tik vizionieriaus prototipu, nepasiekiamu vartotojams. Šiuo metu Devil 16 egzistuoja kaip inovacijų simbolis ir priminimas, kaip ekstremali našumo inžinerija gali stumti galimybių ribas. Technologijoms toliau tobulėjant, lenktynės dėl greičiausio pasaulio automobilio įgauna pagreitį, bet ar tokie automobiliai kaip Devil 16 išties pakeis viską, ar tai per daug gerai, kad tai būtų tiesa? Jei jums patiko sužinoti apie Devil 16, spauskite patinka, prenumeruokite kanalą ir pasidalinkite šio vaizdo įrašu su tais, kurie mano, kad tokie automobiliai tik fantazija. Ačiū, kad žiūrėjote ir laukite daugiau įdomių istorijų.